Nieko nefilmavom, kai pasitikam klasiokus. Kiti klasiokai čia mūsų dabar nauji iš paralelinės klasės. Tai atsivežėm į swimming poolsus parodyti populiariausias vietas kruzizerių. Tai einam, aprodysim vietas, laivų krūvą, belė kiek laivų realiai eina savo. Tai kas čia dėjęs per naujus metus, aš nelabai įsivaizduoju, bet buvo tiršta, bent jau vienoj programėlėj No for England vadinasi. Tai pasižiūrėjau tirštą laivų, tai aš įsivaizduoju visą šitą įlanką buvo pilna. Šventė baisiausia, gražiausia, didžiausia ir fantastika. Žmonės namuoja palapinės šiandien, vieną naktis, ne 200 eurų mačiau, dolerių atsiprašau. Tai, tiek kainuoja čia dalykai. Kokteil gerimo ir picų valgymo klietkas. Čia irgi gali nakvot. Šiaip dabar nusekęs vanduo belė kaip, tai keista labai. Atvažiuoja su irklentėm. Jo, čia irgi gyvent galima, nežinau kiek kainuoja namelis. Tik tai esu matęs kiek palapinė kainuoja. Tai čiuožiam iki Aibinso. Tai yra Aibins yra kitoj salos pusėj. Irgi restoranas. Matėt jau jį irgi. Tai nueisiu, gal nupaveiksluosiu. Grįžom į Aibinso restoranėlį. Pasisveikinsim, atsigersim kokį gėrimą. Kažką nuveiksim gal. Ir varysim atgal į laivą valgyt. Nieko naujo nepastebit. Aš tai pastebiu. Hola! ¿Todo bien? Nice to see you! Yeah, nice to see you, my friend. Yeah. Great. Va, eikšta klasiokai. Oho, koks čia ryklys. O, be dantų šitas ryklys. Aš galiu matyti po vandeniu. O, pradėjo statyti naują namą, čia Aibinsas, nes su ta ranka rodau. Tai, šito nebuvo dar. Anas buvo, sala buvo, šito naujo nebuvo. Tai pradėjo statyti, super gražu. Pravalo, va čia tokius takus padaro, privažiuoti su laiveliu. Šaunuolis. Žmogus, kuris moka biznį daryti. Ten ta sala vaikų, jau dabar vaikų privažiavę, matosi, ten tūsina. Gal reiks ir Luką nuvežti. Čia viskas įprastai. Koks čia šokis? Saulėlydžio Karolina. Saulėlydžio Karolina. Atvažiavome į vaikų salą, čia kažkokios stovyklos vyksta, ten vaikų dažnai prisirenka nemažai, tai pažiūrėsim, kas čia atsitikė. Buvom ne sezono metu, tai čia nieko nebuvo, viena valtis buvo atvažiavus, o dabar daugiau, tai einam pažiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Jo, vėl visi grupelėm, išsidalinę, nieko naujo. Pristatyk. Čia yra žuvis, čia yra kita žuvis, papūgžuvė, čia dar viena žuvis, čia dar viena žuvis. Nežinai, kaip vadinasi? Ir dar viena žuvis. Šitas tai džekas, šitie tai neatsimenu kaip vadinasi, bet geras žuvis. O čia mažas lionfishas. Jo, tas kuris įbetus, gali išskleisti. Neišeina čia, vandenį jisai gražiai išsiskleidžia, tik tai visas toksai gražus būna. Tai gerai, reikia jas greit nučičkavoti, sumesti šaldytuvą. Kepsim vakare žuvį? Darysim cevičę ir kepsim.
palik dar, ne, pažaisti. Nu, aš dar ten įsiimsiu žuvies gabaliukų. Kaip jauni per pusę, žiūrėt, kad per va tą raudoną vietą eitų, nes ten kauliukai yra. Paskui... Išsimėtai. Na. Pamaina pasikeitė. Kitas buvo šis žvejyba. Daužo dabar. Kas liko nuo kaulų dar nurinks, sakė, daris kepsnis. Ir dar pamaitins kaip Jėzus visą kaimą su žuvies gabaliukais likusiais. Nesužinau žuvies kainą, už kiek čia maitina, tai sakyt, kas jie aš jau įsipiliuosiu. Primetė kiek čia dar mėsos. Ta galva šiaip realiai galim išsikepti dar. Drąsiai. Aš nepagalvojau, blemba, ir anas galėjom kepti, jeigu tu valgai, ir aš valgau, mesgi nepasidalinsim čia. Susipjausim ten, vienas kitą galvus pradėsim valgyti. Labas rytas. Bandysim šiandien plaukti vėl į regatą. Antras etapas. Bet turim pirmą sulaukti Price Maximus vežimėlę, kad atvažiuotų, atvežtų mum prekes, kurias užsisakėm prieš savaitę. Atveš prekes, keliam bures ir čiuožiam link starto linijos. Laivas jau paruoštas kovai, čigonų uždangalas nuimtas palapinėta ir galim bus važiuoti. Šį kartą, nežinau, bus lengviau ar sunkiau. Turim papildom kilogramų laivę. Priaugom biškį svorę. Tai Richardų Saida. Pabandysim išspręsti, padėdami juos ten, kur reikia, kad greičiau laivas plauktų. Nežinau, kaip seksis, ar pavyks ar ne. Ir pabandysim dingį palikti kitam laivui, kad nereikėtų čia tarabanyti vėl to variklio ant borto. Nu, žodžiu, biškį lengviau, gal bus lengviau plaukti negu kad praeitą kartą. Tai gal kaip nors geresnę vietą paimsim. Nors aš tai laikau, kad praeitą kartą pirmim vis tiek mes buvom, nes turėjo diskvalifikuoti dėl kampo kirtimo kitą laivą. Tai jisai šiandien bus labiau pasiruošęs turbūt, labiau nusiteikęs mum užmesti biškį malkų. Tai bus įnirtinga kova, bandysim parodyti vėl, kad šitą trispalvę čia ne juokus daro, ne ant Bayerio čia atvažiavo. Tai kol kas tiek žinių. Let's start, guys! After 25 already.
You did great! Ruošęs vanduoti, tau reikės atleisti užtemti. Reikia greit. Palauk! Gerai, lauk. Kūrė iš kitą pusę. Dabar leik. Taip. Praėjai rankana. Rankana. Apšiu. Labas rytas su Liemenė. Retai matot su Liemenė. Tai šiandien pasiruošę važiuoti vėl į upę į ekskursiją, ne į tą pačią, į kitą. Varysim vėl prie Krioklio. Mūsų kotletynus irgi visas pasiruošęs, pasidabinę su Liemenėm. Sėdi, jau laukia įlipimo į valtį, nes plaukiant su šiom valtim, tipo privaloma tas Liemenės turėti ir dėvėti. Vakar dienos bajeriai, kas liečia regatą, tai aš labai didelę klaidą padariau pradžioj, kas lėmė mūsų, aš nežinau, 3. vietą. 4. vietą nulėmė ir ja. Kažkas užsikūrė variklį ten, kažkas tą padarė, kažkas neužleido, nors mūsų buvo pirmenybė. Irgi, kas galėjo lemti mūsų ten tą aukštesnę vietą. Nu, vienu žodžiu, visi su bajeriais, bet žiauriai gerai laiką praleidom, gera regata buvo, labai patenkinti, vaizdai geri buvo, viskas čiki-piki. O dabar jau prie Blackfish'o, ten tas laivas vadinasi Blackfish, jau matom vietinę valtis atvažiavus, krausis mus į vidų ir plauksim į upę. Vėl bus turbūt pusvalandukas iki kaimo, kaime ten sakė kažkokius mokesčius susimokės ir tada pjausim į upę. Tai visos dienos tripas, vadinkim taip, susiruošiam normaliai ir maistelio įsidėjom, vandenėlio ir pasiruošę važiuoti į upę.
Lašniuojam į miestelį dabar, susimokėsim mokestį upės, upinė 10. Ir va tas miestelis matos, tai metrais, aš nežinau, turbūt 200 metrų čia būtų skersmuo to miestelio. Labai daug trobų, bet jie čia viską turi, parduotuvės, degalinės, servizas variklių, žinau, yra. Tai jie čia turi ką veikti, darbuojasi ir daro dalykus ir pragyvena. Čia ir Elio gyvena, va ten šita net Ukrainos vėliava išskleista, nes viena ukrainietė yra atvažiavus čia ir gyvena su vietiniu. Ir vaiką liktai turi, kartais laive gyvena, kartais toj troboj. Čia prieplauka, ten, va, man atrodo, turi susimokėti kaimo mokestį ir gali įplaukti į miestelį. Tai jo, toks tas miestelis. Va, tokia gazolina, tai benzinas. Ir čia pagrindinė miestelio prieplauka, kur susimojuosim babkės. O čia tulikai tie skardiniai, šitas prabangus, vat, su turėklais, tipo kelią rodo net, ir vandentekis yra. Nu, čia meras turbūt gyvena šitam, o čia kitur. O tai va, kriauklė pastatyta, vamzdis į vandenį ir tiek. Tvarkingai savo. Nori plėstis į vandenį, prašau, prisivešk akmenų, šiukšlių prisimesk, va taip va ir plečiasi jie, kokosų prisimeta, nu vien žodžiu. Čiki-piki viskas, dabar švartuojamės. Griebsim. Opa, kaip profesionaliai. Hola! Hola. Gidus atvarė. Tai krūmus kapot. Apie ruošiasi jau varyt, kažkur susikrovė daiktus. Dės vaizdų, varys pardavinėti turbūt kažkokių prekių. Žodžiu, veiksmas vyksta. Įplaukiam į upę ir tuoj pradėsim žygį link Kriokliaus. Nemačiau. Apgavo. Tik akis išlindavo. Apgavo. Gal tau irgi batukus užryšti? Nos. Atvarėm. O, koks takas, matai? Pažiūrėkit, kaip gėdas pridarys čia. Su kojinėm ir su tapkiam. Jis, kas kur matyta. Varom. Dar vien, o jėtus. Gal iš Lietuvos bus? Parbėgęs šokti. Ah ouais? Oh, j'ai pas cru. O, kaip varinėja. Prisivagė lapų ir keliauja namo. Nu, reiks paeit. Kašpirovskė barščiai turbūt čia auga. Bananai, kokosai ir ananasai kažkur turėtų augti, bet ai va, ananasų medelis ten mažas išdygęs. O ten va, kaip papartis atrodo. Tai čia tokie daržai jų vietinių. Dirba jie čia žemę. Y después la corteza esa
también lo estamos usando para hacer diferentes actividades de como habitas, la gorra y el abanico, también se está haciendo con eso. Y también nos sirve para amarre de las cosas, como una soga. ¿Ves? Eso tiene mucho uso. Sí. Nieko nesupratom. Virvės daro, ten, kaip supratau, ar ten... Daiktus visokius Kepurės pina. pina. Daiktus. Čia tokie takai iškirsti. Tipo, kad galėtum praeiti pro tas džiunglės ir va vietiniai dirba, daro visokius dalykus ir čia bus turbūt giraitė jų plantacija. Varas. Dirba, va, daro, galandasi savo mačetės ir darys turbūt kažką tokio, tipo, kad augs bananai kokie ar pinijos ir bus kaip sodas. Čia pas juos su tom žemėm tai labai geri, čia tie drėgmės daug, auga, viskas tvarkoj. Bet pati sistema su žeme, jeigu tu palieki šalį, nu ta prasme, jeigu tu palieki samblasą, aš kaip suprantu, atitenka kongresui viskas, nes jie turi savo įstatymus, savo valdžią ir tipo nepriklausomi nuo Panamos, bet po Panamos vėliava jie čia yra, nu ta prasme, įsikūrė. Pas moteris yra visas nekilnojamas turtas, nu tipo jom priklauso, o vyrai rabatalina, eina, dirba, žvejoja, išlaiko šeimą, o moteris vaikšto pasipuošusios, beveik kaip Lietuvoj. O čia viskas būna pas moterį, jeigu sugalvojat išvažiuoti šalies ar ką, kaip suprantu, atitenka kongresui ir, žodžiu, parduoti žemę negali. Gali tik paveldėti, nu, kraitį, tipo, gauti kažkokią ar ką, nu, kažkaip tai. Tai va. Ir dar vienas įdomus faktas, tai kad jeigu šiaip vaikų jie čia labai daug turi, labai gimstamumas didelis, bet ir mirštamumas nemažas ir tų pačių vaikų tenai miršta daug labai. Tai jeigu gimsta šeimoje 4 berniukai ir nėra mergaitės, tai daro 5, nu žodžiu, gimdo, kol gaunasi mergaitė, bet jeigu 5 jau vaikas ir nu, berniukas, jį augina kaip mergaitė ir turi teisę jisai valdyti visą šeimos tą turtą, tipo paveldėti ar kaip, nu žodžiu, kažkokią tokią sistemą. Nesu garantuotas 100%, pasitikrinkit, jeigu norit, bet aš gyvenu su tokia tiesa, taip girdėjus, ne enciklopedijai skaitęs, bet kažkas pasakoja. Na! Opapa ant šaknies, op, geltonųjų bambukų girelė, sakė gražu, reikia nupaveiksluoti. Tai gerai, mažiauzys. Ponės išsišūdintom kojam. Tai aišku. Na, kas nusdrėps filmuojant, galit nebijoti. Toliau žemės nekrisų viskai. Na. Ui. Nesiliesgi prie to. Su spigliuotais geriau nesiliesti. Čia toks. Nes tipo nuodingi gali būti. Nu, tipo buvom praėjom vieną medį tokį, kur nuodingas, jeigu įsibėdi, tai labai labai nuodingas. Aišku, nenupaveikslavau. La chemise blanche, c'est une bonne idée. Na, palik basutes. Kaip aš nenorėjau sušlapti savo gražiųjų kurpaičių.
Blemba. Užklimpau per kairę eidama. Opa. Nu. Baltas kūrė. Aha. Per Preno. Aš vis dar tikiuosi, kad čia bus. Palauksiu jūsų. Aš dar vis tikiuosi, kad čia bus koks nors. Ne, tai jau teik man daug ranką. Tai šiandien. Įsigimti. Pagaliukų pakyba. Ne, aš laikau kamerą tik. Op, blemba, kiek nedaug trūka. Tu lipti tą šlyną. Tapkė nešys. Tai nueik, nusiplauk dabar. Va, čia tokie kažkokie augalai su tokiais spigliais. Tai sakė, juos kaip gydomosius naudoja. Ant sąnarių, kai skauda deda, ar tą nugarą, kai skauda. Ir arbatos kažkokias dar gaminas. Nu, čia kažkas kietai įsikūrė. Bananai auga ir medis pakankamai įspūdingas. Il s'est cassé, regarde. Il était beaucoup plus haut. Ai, čia nuvirtęs tipo tas. Yeah, I see. Cool. Banana. Yeah. It's for skin and mask for the men. No, De la cabeza de langosta. Okay. Eso lo usamos Bueno. mucho. Pero para otras cosas no más. Para adorno no. Como si no para los Kažką labai įdomiai pasakai. Kad bananų lapus kažkam irgi naudoja grožio procedūram kažkokiom ir da kažką veikti, nežinau, nemoku ispaniškai. Ai, tai bananų lapai dar naudojami kepimui, jie tipo vietoj folijos. Jie naudoja, tai labai ekologiški žmonės. esa hoja. Pero Ai, ir ese no es- šitas lapas ese no es irgi. la hoja, ese es otra variedad de hoja. ¿Ves? El original anda por ahí. Ça, c'est comme du papier alu? Aš daro dalyką. Ah, ok. Nu ir plati upė čia gražiai. Sí, ese era para poner puentes. Ah, Para puente, ese como... Ça va? Nu, gražas labai vanduo. Vėl šukuosena miško. Žiūrėk, į vanduko. Taip, Jie gražiai ten irgi, o, kiek prisibambukinė. Su sijonais tokiais. Va. Tas akmuo padeda nuo prakaito? Aha. Nori? Ne, ačiū. Nubiški. Viskas, rankos nebeprakaituos, taip? Gerai. Tik ta dalis per priliečiau. Aha. Jei O aplinkui visur prakaituos? tai. Och, tu velnias. Ką reiks daryti? Reikia tiesiog tau visur išbraukyti šitą akmenį. Pas tave. Priliesti visur su tuo akmeniu, taip? Mhm. Ir tada neprakaituos. Gal jis dar ir nuo odų padeda, Nu, kad nekastų odai? padeda tik tai nuo prakaitų. A, Ir jeigu susimaišo, tada padeda nuo odų, dar padeda nuo prakaitų ir dar padeda nuo... Ir dar padeda eiti. Ir labai gerą kaulam tada pasidaro. kaulams sustiprina kaulus. Taip, ir dar šitas akmuo turi būti pamerkęs vandenį ir tik tada. Nes matai, kad va taip būna. Tai čia tokios galios akmens, taip? Tik va Oi, šitas akmuo gali duoti. taip, daugiau jokie kiti negali. Ranka. Ranka, aišku. Reikia persikelti per sraunėją upę, norint pasiekti krioklio, didesnį krioklį negu dabar šitas. Tai dabar bus kažkas
A, jis kažkokių skruzdžių. Oh! You have something too on your bag. Yeah. Upių nugalėtojai, išgyvenimo žygio čempionai. Pereis to į antros pakopos pensijų investicinių fondų etapą. Ir gaus privilegiją nusimaudyti laivį po dušu, nes dabar tik tai kasos. Labai ekonomiški šitie dalyviai realybės šou, nes kažkaip nedaug vandens sunaudojam su jais. Labai gerai. Apsimok tokie atsipirkinėjant, nesipraus kasos tik tai ir viskas. Labai paprasta gyventi. Es una hoja. Una hoja? ¿Era? Can I eat it? Una flor. No. No. Tas vamzdis eina į kaimą, kaip jau sakiau, ir viso kaimo vanduo priklauso nuo poros šniūrų, kurie čia įtempti ir laiko tą vamzdį. Ten va tas laikiklis padarys. Tai praeisim, pažiūrėsim. Vėl upelis. Va, vamzdukas. Nuplyštų čia tie šniūrai, greičiausiai nutrūktų tiekimas vandens. Na, tikrai gražu ir vertėjo eit, labai geras žygis. Ten dar krioklys, čia kriokliukas. Tai čia turbūt mes ir įsikursim, pasimaudysim ir bus smagu. Ir, ok, gracias. Ese es el uno y acá el dos. El más grande. Kažką šnek, niek nesuprant. Galima eit maudytis. Olio. Na va, visi maudos patenkinti. Gerai čia. Maudynės kriokly. Ir pietų metas atėjo. Vytautas nuo ryto makaronų prigamino. Arbūzas laukia ir papaja. Su mesyte. Nu va, čia biš didesnis krioklys. Marcelo jau turškės, daužas. Turėtų būti neblogai ten. Reik varyt, pasimaudyti irgi. Liepia eit nusipaveiksluot. Prie krioklio nusipaveiksluot. Lego! Lego! Bambukų krūmus, šukuosenų mišką ir medį su karpa. Šitoj karpoje gyvena termitai, tie, kur temperatūrą medžio prižiūri, kur griauži tą medį, ten turbūt nežinau, kuo maitinas, bet man atrodo, medžiam nelabai patinka jie. Na, tai mūsų džiunglių žygis kaip jau ir į pabaigą ir paskutiniai metrai lieka iki valties, kuri nuveš mus atgal. Džiunglių baltieji eina prieki. Ir pagaliau susiprato vyriškas lyties atstovas, kad reikia tašę panešti. Iš Janas perėmė tašę, bet irgi nedurns patuštėjusią, nes tipo atgal neš. Į priekį leido Janai pilną nešti. Tai išskaičiuoji vis tiek kažkaip, kad tik jam geriau būtų. Nežinau, ar čia mes dar kažką paveiksluosim, nes aš jaučiuosi taip prasėjęs lengvai.